Sveiki, čia yra Lukas iš Riedis LT ir šiandien norime Jums pristatyti naujausią Engve Engine Pro 2.0 modelį. Po puikaus ilgamečio pasisekimo su Engine Pro pirmuoju modeliu, Engve pasistengė ir stipriai atnaujino bei sukūrė 2.0 versiją, kuri yra dar galingesnė, dar geresnė ir su naujesnėmis technologijomis. Taigi, pakalbėkime apie tai. Pradžiai apžvelkime šio dviračio specifikaciją. Taigi, dabar jau ne 48 voltų, o didesnė, galingesnė 52 voltų sistema. Baterija išliko 16 ampervalandžių, tačiau ji yra talpesnė, nes voltų yra daugiau, taigi celių yra daugiau. Variklis 750 vatų, taip kaip ir buvo, kontroleris taip pat galingas. Atnaujintas ekranėlis ir, kas svarbiausia, nauja minimo funkcija. Tai nebe pas sensorius, nebe sena technologija, kaip pamenat pedalus ir dviratis šauna į priekį tiesiog. Tai yra torque sensorius, indukcinė ritė, kuri jaučia, kaip stipriai minate pedalus, koks yra didelis pasipriešinimas, koks yra kalnas, tiek variklis jums ir padeda. Taigi važiuoti, kai yra torque sensorius ir kai yra 8 bėgių Shimano sistema, yra tikras malonumas. Atvykite pas mus, išbandykite. Visus Engve modelius turime savo salone. Kartu su 52 voltų sistema ir torque sensoriumi iš vietos pajudėsite greičiau, efektyviau, maloniau, o svarbiausia saugiau, todėl kad jūsų pedalai kontroliuos variklio duodamą energiją. O dabar apžvelkime kitus mechaninius šio dviračio privalumus, kurių yra tikrai daug. Taigi dar paminėsiu, Engine Pro antroji versija turi 3 brūkšnelius. Taip galite identifikuoti, kad tai yra ne pirmosios versijos dviratis, o antrasis. Be abejo, ekranėlis yra naujesnis. Stabdžiai. Hidrauliniai Engve stabdžiai, kurie nenuvila. Turime savo servizą, remontuojame daugybę elektrinio transporto priemonių, taigi žinome, Engve hidrauliniai stabdžiai pasižymi ilgaamžiškumu ir kokybę. Engve išlaiko populiariausiuose modeliuose 20 colių aukščio padangas ir 4 colių plotį jose. Taip pat padangos yra bekelės, off-roadinės. Tačiau, jeigu jūs norite plentinių padangų, atvykite į Riedis LT servizą ir mes jums permontuosim padangas į jūsų norimas. Taip pat šis dviratis pasižymi nuo kitų dviračių labai stora ir tvirta galinė bagažinė, tvirtais ir plačiais tiek galiniais, tiek priekiniais purvasaugiais, bei patikrinta jau pirmajame modelyje gera amortizacinė sistema. Tiek priekyje, tiek gale. Taigi, važiuosite tikrai pakankamai minkštai. Šis dviratis taip pat pasižymi, kaip ir minėjau, 8 bėgių mechaninė Shimano sistema, taip pat yra 5 elektroniniai bėgiai. Taigi, nusistatę 5 elektroninį bėgį, variklis jums padės minant daugiausiai. Nusistatę 1 elektroninį bėgį, variklis jums padės minant silpniausiai. O su nuliniu bėgiu važiuosite tiesiog savo jėgomis. Tačiau žinant, kad variklis yra gale ir jis sukelia tam tikrą pasipriešinimą, tai nėra ypač patogu. Todėl elektrinį dviratį reikia naudoti su elektra. O jeigu jūs nenorite minti, jaučiatės pavargę, Engve įmontuoja ir akceleratoriaus svirtelę. Taigi pakeliame galinį ratą, spaudžiame akceleratorių. Ir štai matome, kokia galia suka šitą variklį. Idealiomis sąlygomis su šiuo Engve Engine Pro 2.0 dviračiu galite įveikti net 120 km pagal gamintojo nurodytus parametrus. Tačiau realiomis sąlygomis nuvažiuojamas atstumas yra šiek tiek mažesnis. Net ir vertinus tai, kad tai yra efektyvesnis torque sensorius. Jeigu naudosite tik tai akceleratoriaus rankenėlę ir neminsite, nuvažiuojamas atstumas drastiškai kris 3-4 kartus. Šis dviratis yra pritaikytas ir sunkesniems vairuotojams, todėl gali atlaikyti net iki 150 kg. Na, o pakeliama vairo sistema leis aukštesniems žmonėms susireguliuoti vairą pagal savo norimą aukštį. Taip pat galėsite susireguliuoti ir savo sėdynę. Na, kai keliate dviratį laiptais, yra patogi įmontuota rankenė. Taigi tai yra patogu jį užkelti ant bortų, laiptų ir kitų kliūčių. Įvertinant visas dviračio komplektacinės savybės, pats dviratis yra ganėtinai lengvas. Jo svoris yra apie 31 kg. Na, o jeigu norėsite jį gabenti savo automobilio bagažinėje, netrukus pademonstruosiu, kaip šis elektrinis dviratis susilanksto. O iki tol dar paminėsiu, kad esame Engve atstovai Baltijos šalyse, todėl turime daugybę detalių vietoje ir patyrusį servisą, kuris kiekvieną dieną aptarnauja Engve dviračius. Todėl siūlome atvykti pas mus, išbandyti ir įsigyti Engve dviračius. Na, o dabar pažiūrėkime, kaip lengvai šis dviratis susilanksto. Užlenkėme pedalus, tam, kad dviratį guldydami ant šono automobilyje nepažeistume
paspaustume pedalų ir atsigultų viskas lygiau. Paspaudžiame svirtelę, atrakiname ir tiesiog užlenkiame dviratį. Pastatome jį ant metalinės plokštelės, taip pat ir pedalas šiuo atveju remiasi į žemę ir sulankstome vairą. Taigi, štai dviratis užima tiek vietos, o išlankstyti jį taip pat paprasta. Užtrunka tik tai kelias sekundės. Tai yra puikus Engve atnaujinimas, o norintiems įsigyti šį dviratį, pigesnius, brangesnius, išsirinkti savo tinkamiausią transporto priemonę, atvykite į elektrinio transporto saloną riedis.lt Vilniuje, Kalvarijų gatvė 269. Lauksime jūsų. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.